Sveiki, šiandien trumpai apžvelgsime, koks buvo 2026 metų pavasaris ir trumpai į ateitį, koks mūsų laukia birželio mėnuo. Taigi pradėsime nuo kovo. Kovas buvo itin šiltas. Nuo 1961 metų jis pateko į šilčiausiųjų mėnesių trejetuką, užimdamas garbingą antrąją vietą. Vėliau į Lietuvą atkeliavo šiek tiek vėsesni orai ir balandis jau buvo 1,5 laipsnio vėsesnis, negu mes esam įpratę. Gegužė taip pat atrodė gana vėsi, bet buvo vėsesnė tik 0,2 laipsnio. Taip pat mes labai dažnai susidurdavom ir su šalnomis. Jos karaliavo tiek balandžio, tiek gegužės mėnesiais. Ir viena iš pagrindinių to priežasčių buvo itin sausas pavasaris. Ir nors gegužės 13-18 dienomis per Lietuvą praslinko pavienės smarkios liūtys, kai prilydavo virš 50 mm lietaus, bendrai per 3 mėnesius iškrito vos 63 mm. Nors dažniausiai nuo kovo iki gegužės iškrenta apie 129 mm lietaus. Būtent dėl šitų sąlygų nuo 1961 metų šis pavasaris užima pirmąją vietą pagal sausumą. Na ir tiek apie pavasarį, dabar žvilgtelėkime į vasaros pradžią. Birželis pradėjo skaičiuoti savo pirmasias kalendorinės dienas, bet ar prasidėjo meteorologinė vasara? Dar tikrai ne. Greičiausiai jį prasidės per artimiausias kelias dienas, kai temperatūra dienomis sieks virš 20-25 laipsnių šilumos. Bet kol kas meteorologinė vasara dar neprasidėjo. Mes laukiame, kol vidutinė paros temperatūra pasieks 15 laipsnių šilumos ir daugiau nebekris. Žvilgtelėjus į pastarųjų 6 metų birželius, mes galime pamatyti, kad vienas iš vėsiausių buvo kaip tik pernai. O 2020 ir 2021 metais mes turėjom itin šiltus birželius, kai temperatūros vidurkis buvo 3 laipsniais aukštesnis negu mėnesio birželio norma. 2022, 2023 ir 2024 šią normą viršijo tik 1 laipsniu, bet šilumos užtekdavo tam, kad dienomis retkarčiais temperatūra pakiltų iki 30 laipsnių karščio ir aukščiau, kas sudaro labai palankias sąlygas formuotis audros debesims, kurios per Lietuvą keliauja su smarkiom liūtimis, perkūnijomis, smarkiais škvaliniais vėjais ir taip pat iškrenta gana stambi kruša. Pastaraisiais metais tikrai labai dažnai į Lietuvą atkeliauja jau nuo birželio mėnesio, o kartais ir dar anksčiau, itin šiltos, drėgnos, nestabilios oro masės nuo Šiaurės Afrikos. Na ir dar, kągi įdomaus galima būtų papasakoti apie birželio mėnesį, gal apie rekordus. Aukščiausia birželio mėnesio temperatūra yra užfiksuota 2019 metais, birželio 12 dieną, kai Kaišiadoryse temperatūra pakilo iki 35 ir 70 laipsnio karščio. Na, o žemiausia temperatūra ji buvo fiksuota net prieš 50 metų. 1977 metų birželio 1 dieną Šilutėje temperatūra nakties metu pažemėjo iki 2,7 laipsnių šalčio. Na ir dabar grįžkime į šiek tiek artimesnius laikus, kur tikrai verta paminėti 2020 metų birželio 8 dieną, kai Šakių rajone praūžė viesulas, kuris vartė medžius ir rovė stogus. Ir taip pat tą pačią dieną Jurbarko rajone iškrito kiaušinio dydžio kruša. Tokio pobūdžio ekstremalūs orų reiškiniai Lietuvoje pasitaiko vis dažniau. Būtent taip mūsų regione atsiskleidžia klimato kaitos padariniai. Na, o dabar šiek tiek pramogai. Pasižiūrėkime, koks bus šių metų birželio mėnuo. Pagal naujausios
Europos vidutinės trukmės prognozių centro duomenys, mūsų laukia 1,5 laipsnio šiltesnis birželis ir 10% sausesnis. Jeigu pasižiūrėti į daugiamečius duomenis, tai temperatūra birželio mėnesį svyruoja maždaug apie 16 laipsnių šilumos, o iškrenta maždaug apie 68 mm lietaus. Taigi temperatūra beveik visą mėnesį bus aukštesnė nei norma ir pamažu kils aukštyn link mėnesio pabaigos. Dėl kritulių, tai kritulių daugiau turėtų iškristi mėnesio pradžioje, o antroje mėnesio pusėje bus jau sausesni orai. Iš ko galima daryti prielaidą, kad antroje mėnesio pusėje pas mus Lietuvoje dažniau lankysis anticiklonai, kurie lems giedresnius, labiau saulėtus orus, lietaus bus visai nedaug, o temperatūros gana aukštos. Jeigu ne šilta, tai turėtų būti karšta. Naktimis gali būti šiek tiek vėsiau negu mėnesio pradžioje. Tačiau būtinai turiu atkreipti dėmesio, kad mėnesio prognozės pasitvirtinimas yra tikrai labai prastas. Geriau stebėti artimiausių dienų orus. Ir tai jūs galite padaryti Meteo.lt svetainėje arba mūsų programėlėje.